išgyveno keletą okupacijų, krizes. Kodėl kultūros institucijoms tenka taip kentėti? Viskiausia akibrokštai iš valdžios, iš tų pačių miestų gyventojų. Bet vis tiek atsiranda bičiulių, tokių kaip Darius Palys, kurių gaila šiuo metu čia nėra. Tačiau jisai dirba labai svarbų darbą. Verbuoja naujus bičiulius šiai bibliotekai. Skiriame dainą, kurią įkelsime į YouTube'ą, kad jisai galėtų pažiūrėti ir nedrįstų teikti, kad nėra nieko vertas. Nieko visai nevertas. Gyčio Paškevičiaus ir Erikos Drungytės daina Mano kraštas. Ar galime sužinoti mūsų solisčių vardus? Greta ir solistės Greta ir Agnė. Shit.